paukščiams išskridus, žiemą jų inkilų niekas neprižiūrėdavo. Iki šiol. Nes dabar už ES pinigus mes turime Lietuvoje inkilų prižiūrėtoją Giedrių, kuris mums ir papasakos, kągi jis veikia, kaip jis nori susigrąžinti paukščius atgal į Lietuvą. Sveiki, Giedriu. Labas. Nu taip, opi problema, opi labai problema, paukščiai įskrenda ir nebegrįžta. Suprantat, baisiausia tai žmonėms, kurie turi sodus, daržus. Niekas nebesuvalgo kopūstinio baltuko ir kolorado vabalo. Užpultos bulvės, užpultos vyšnios, užpulti trešnių žiedai. Paukščių nebėra, nes iš tikro grįžti į tokius, tikrai nevalytus ir apgriuvusius namus niekam nesinori. Čia žinot, kaip ir su žmonėm. Žmonės emigruoja į Londoną, į Airiją, į Skandinaviją ir negrįžta, nes namai būna dažniausiai apleisti ir dažniausiai būna jau įsikėlę kas nors kitas ir jie būna dažniausiai sulaužyti ir netvarkingi. Todėl dabar ES skiria man 2 milijonus litų, kad aš prižiūrėčiau paukščiukų inkilus ir lizdus. Tai va dabar turiu kaip tik 2 paėmęs, šitas 200 000 ir 200 000. Suprantat, paukštis nori grįžti tikrai į švarų būstą, o palieka ir tie paukščiai, žinokit, nėra geri. Palieka jie prikakotus, neišsivalę, pilna visokių nešvarių ir prinešę visokių blizgučių, veidrodukų, šarkos vagilės dažniausiai. O čia yra kainavo 60 000 naujausia paukščių išmatėlių pumpavimo sistema. Čia yra pempės gelos sluoksnis ir pažiūrėsim, kiek tą pempytę pridarius yra per vasarą. O, neblogai pridirbus. O, viskas. Prašau. O norėjau paklausti, gal jūs pristatytumėt, ar tai jūsų kolega jums padeda valyti? Čia ne kolega, bet čia miesto savivaldybė už mokesčių mokėtojų pinigus už 300 000 skyrė man, kaip sakoma, mano darbų tikrintoje, Lenką. Lenkas jis tai lietuviškai nemoka, tai mes ir kažkaip ir nešnekam. Paukštis grįžta. Paukštis nori grįžti į švarius namus. Ir kad tikrai, kad jis galvotų, kad jo laukia. Kad jo laukia čia. Todėl mes į kiekvieną inkilą esam įkišę po 4 skirmelytės, kad jis iš karto grįžęs turėtų maisto. Yra šitą rankšluostukai įdėti. Tada yra mažiukai gesintuviukai, tam, kad nuo gaisrų jie iš karto apsisaugotų. Ir yra, suprantat, yra tokios gaiviosios pastilės. Nes suprantat, jie kai grįžta, gaiviosios pastilės, nes negražu, kai paukštis čiulba smirdančią burną. Dar skirta 500 000 gegutėms. Jūs, kaip žinote, gegutės deda kiaušinius į svetimą lizdą. Jos neranda dėl to, kad nėra prabangos. Gegutės mėgsta prabangą. Ir palieka vaikus svetimos lizdą. Taigi yra dabar langelis. Langelis, kur gali priduoti vaikus, jeigu tu nenori. Bet ruošiami projektai, tokie ruošiami daugiabučiai gegutėms, kad gegutės kartu bendrautų, kartu ir vaikus augintų. Taip pat už 1 200 000 gandralizdžius reikia tvarkyti. Tikrai reikia tvarkyti. Žinot, jau gandras jau nebenori grįžti padangą. Jokių padangų. Visas padangas keisim į šitą ir galvojam apšildomus daryti gandrų lizdus. Kad jiems Afrikoje irgi šilta. O dėl ko Afrika? Žinot, įvažiuoja gandrai ir skrenda. Nes ir afrikiečiai vaikų nori. Čia toks juokas. Tai visus tos inkilus mes ir kilnojam. Aš galiu dabar parodyti, aš vieną įkelsiu. Šitas neparaštas, šitas paraštas. Šitas paraštas. Tiesiog, galit palaikyti man. Leiskit. Inkilas padedamas. Prikalti jų nereikia, nes, suprantate, prikalti jų nereikia, nes vis tiek kartais grįžta paukštis, kaip pavyzdžiui,
kiaunės ar pempės, joms kartais vieta nepatinka, jos gal nori gyventi senamiestį ar dar kur nors. Todėl mes iš karto pagal jų pageidavimus pakeičiam.